Šį kartą atvykau prie Kriaučiaus akmens. Jis yra 4 metrų aukščio, 7,84 cm ilgio ir 7,65 cm pločio. Vėlgi valstybės saugomas objektas, yra kopėtėlės, kuriomis bandysiu užsikabaroti ant jo. Toks tikrai nemažas. Jis yra ant 157 metrų kalvos ir jis yra 3. pagal dydį riedulys Lietuvoje. Taigi toj pasižiūrim, kaip jis atrodo aplinkui pasivaikštant. Ir čia matau, kažkas yra užrašyta, bet dabar neiššifruoju, atvirai pasakius. Tik matau, kad apačioje pavadintas to slapyvardžiu kažkas tokio. Štai koksai dičkis. Šalimais miškelis. O čia dičkis, ant kurio ir bandysiu užsikabarot ir parodyti jums, kas nuo jo matos. Štai ir užsikabarojau ant viršaus. Aplinkui kelias, laukai, kalvos. Kelmės rajonas toks jisai gausus, va tokių kalvotų vietų. Akmenukas toks nemažas vis tik tai. Jeigu lipsite tomis kopėčiomis, va štai, tai būkit labai atsargus va šitomis. Bet smagu pabūti. Ant tokio dar didžiulio akmens, niekada nebuvau užlipęs. Ir vienas didžiausių mano matyto asmeniškai Lietuvoje. Faktiškai su jaunų medelių viršumi esu dabar. Atrodo, pačiausio akmens. Gražios vietos, kur miškas ir iš karto jausmas kitoks, malonu. Akmuo toks nuožulnėjantis, tai jau reikia ir neslidžios avalynės, kad nenugriūt. Gal ir nieko per daug neatsitiks, bet nėra malonu vis tiek nukristi iš kelių metrų aukščio. Tai va, dar vienas pasibuvimas prie vieno iš įdomesnių Lietuvos akmenų. Manau, kad bus dar ne vienas. O kol kas būtų tiek.